omega 3 nereikėtų, tai žinot, skirti galbūt ar ten gydymui, šis apie gydymą nekalbu, nes omega 3 iš vis negydo, nu, net neturim tokio varianto, bet nu, profilaktikai, ten tarkim, prediabeto ar diabeto atveju. Tai nereiškia, kad dabar jau viskas nevartoja ir numeta. Čia didžiulis lūkestis. Taip, čia yra nežinot, kai yra lūkestis tame, kad galbūt sureguliuos gliukozės koncentraciją. Taip. Bet kaip omega 3 gali reguliuoti, medikamentai reguliuoja gliukozės koncentraciją. Pats žmogus reguliuoja su mityba, su fiziniu aktyvumu, streso valdymu, miego kokybę. Tai dabar sakau, nu tai kaip aš dabar išgersiu omega 3, man sumažins cukrų, aš nueisiu cepelinų valgyti. Kažin. Tai taip, jis gali padėti. Tai yra viena, bet nereguliuoti ir nemažinti. Tai vat sakau, ką dabar mokslininkai atlikę labai didelį tyrimą, ten 120 000 žmonių, jie tyrė, žiūrėjo, ten 803 atvejus, žiūrėjo, jie ten atliko tikrai labai didelį tyrimą ir pernai metų rugpjūčio mėnesį buvo paskelbta stipriame, būtent žurnale buvo paskelbta išvada, kad nu, nereikia prie diabeto ar diabeto atveju, kad tai yra gydymo tikslams arba profilaktiniams. Aš sakyčiau, prevencijai taip, nes uždegimą mažina, nuo to uždegimo gali kilti tam tikros susirgimai. Jo, bet tiesiog, kad kai aš vartoju omega 3 tam, kad sumažint gliukozę, nu taip niekada nebus. Taip neadekvatus lūkestis. Čia yra jūsų yra pastangos ir jūsų darbas kasdieninis, tam, kad ta gliukozės koncentracija laikytų stabili. Nu, mažiau, be didesnių šuolių. O kad omega 3 išgersiu ir aš galiu valgyti cepelinų ir paskui tada nieko nebus. Ir aš toliau sėdžiu, žiūriu televizorių, nes omega 3 man turi mažinti gliukozę, taip nebus. Taip nebus.